Sveiki. Vykdydamas savo pareigą ir iš tikrųjų jausdamas didelį malonumą ir įsipareigojimą jūs informuoti apie savo darbus ir tai, kas svarbiausia vyksta Briuselyje ir svarbu žinoti jums. Na kągi, šios savaitės ataskaitėlė. Pirmiausia, Aleksėjaus Navalno nužudymas, kitaip vadinti šito nusikaltimo mes negalime, sulaukė įvairių vertinimų Europos Sąjungoje. Galbūt kai kas buvo nustebęs to brutalumo, kurį demonstruoja Putino režimas. Man tai irgi buvo savotiškas, sakyčiau taip, dar vienas įrodymas, kad Putino režimas nesustos niekur. Jis eina toliau, jis eina per žmonių likimus, gyvybės, per valstybių, sakyčiau, ateitį, mindydamas, kaip tai yra Ukrainoje. Ir žinoma, ta reakcija iš Rusijos pilietinės visuomenės, gal kam jinai buvo ir įspūdinga, man asmeniškai neypatinga, žinant, kad tie žmonės, žinoma, yra spaudžiami, yra prižiūrimi ir taip toliau. Beje, girdėjau tokius atvejus, kuomet žmonės, kurie atnešė gėles į tas simbolinės Navalno pagerbimo vietas, jiems iš karto vyrams būdavo išduodami šaukimai į karinį komisariatą. Režimas dirba, jisai iš tikrųjų nenuleidžia rankų ir toliau spaudžia visuomenę ir žmonės. Bet, žinoma, tik patys rusai gali kažką tai padaryti. Mes galime jiems padėti, mes galime jiems patarti, mes galime su jais kalbėtis, juos paremti įvairiais būdais, bet viskas tas dalykas turi vykti Rusijai. Ir aš labai tikiuosi, kad šis nusikaltimas, ši žmogžudystė neliks nepastebėta būtent tų rusų aktyvistų, kuriems Rusijos ateitis rūpi ir kurie negalvoja, kad gyventi su Putinu dar reikės ir jų anūkams. Kągi, aš tikiuosi, kad kitą savaitę, kuomet mes turėsime plenarinę sesiją Strasbūre, priimsime rimtą rezoliuciją šituo atveju. Gera naujiena. Tai, kad šiandien du komitetai ir užsienio reikalų ir biudžeto pritarė taip vadinam Ukraine Facility arba tai programai, pagal kurią mes remsime 50 milijardų Ukrainą. Ukrainai žūtbūt reikia finansų. Biudžetas, dėja, reikia pripažinti, dėl karo kiauras. Ir kitą savaitę, aš tikiuosi, antradienį ir trečiadienį mes jau balsuosime parlamente, sesijoje ir penktadienį su oficialiu pranešimu žurnale Europos Sąjungos šis sprendimas įsigalios. Penktadienį jau laukiama pirmojo pavedimo Ukrainai pagelbėjant biudžetui. Tai yra labai svarbu. Kuomet Amerika yra pasimetusi savo ginčiuose, Europos Sąjunga lieka vienintelė viltis. Ir mes negalime nuvilti ukrainiečių, mes negalime leisti Ukrainai silpnėti, nes tokių požymių dėja matome ir nemažai. Šią savaitę turėjau labai įdomių renginių, susitikimas su šeimomis ir tom organizacijoms, kurios dirba dėl civilių. Tai yra piliečiai, Ukrainos piliečiai, kurios Rusijos valdžia pavogė, laiko arba okupuotose Ukrainos teritorijose arba Rusijos federacijoje. Tokių yra daugiau nei 1500 vien tik tai dokumentuoti žmonės, o kiek tokių, kurie nedokumentuoti. Mes privalome apie tai aiškinti ir mes privalome kelti šitos faktus į viešumą. Buvo tikrai labai jautrus susitikimas ir aš tikiuosi, kad tie tolimesni žingsniai, kuriuos mes darysime, bus į naudą tų žmonių išgelbėjimui iš Rusijos gniaužtų. Šią savaitę turėjome puikias diskusijas ir užsienio reikalų komitete, kuomet Jevgenija Karamurza, Vladimiro Karamurzos žmona, Vladimiras Milovas ir kiti kalbėjome apie visą tai, kas yra susijęs su šios dienos Rusija. Vilčių nedaug, bet mes neturime leisti savo pasimesti arba galvoti, kad mes neturime poveikio priemonių ir panašiai. Atvirkščiai, tai turi mus mobilizuoti. Ir aš labai tikiuosi, kad tai ir įvyks. Šis savaitgalis Vilniuje, knygų mugė, kviečia susitikimus. Asmeniškai dalyvausiu ir penktadienį, ir šeštadienį, ir sekmadienį tuose renginiuose, ne vien tik tai kaip skaitovas, bet susitikdamas ir su tais lankytojais mugės, kurie ateis Europos parlamento stende, galėsime pasikalbėti ir labai kviečiu ateiti, dalinsiu savo ataskaitas, o taip pat išklausysiu ir jūsų komentarų, nes jūsų grįžtamasis ryšys man yra labai svarbus, mobilizuojantis ateitiems darbams. Iki.